Sveiki draugai, instaliuosim vejos robotą. Šis video ypatingai tinka seniorams, vyresniems žmonėms, kurie nelabai draugauja su elektronika, ir taip pat puikiai tiks tiems, kurie mano, kad instaliacija roboto yra sunkus, nesuprantamas darbas ir reikia samdyti meistrus. Prieš mus TeraMove vejos robotas, kuris dirba su vaizdo analitika, vizual versija. Tokia yra jo navigacija. Pirmiausiai išsipakuojam. Šita roboto versija skirta iki 8 arų plotams, yra versija ir iki 12 arų. Lendam į vidų, randam superinę sunkią instrukciją su piešinėliais. Paprasčiau nebūna. Jeigu anglų kalba mums yra nepatogi, be abejonės mūsų puslapyje rasite lietuvišką versiją, reikės ją parsisiųsti. Esminė dalis yra, kad šonuose po pusę metro būtų laisvas stoteliai ir beveik 2 metrai būtų robotui įvažiavimo. Svarbu, prieš pjaunant veją robotui, ją reikia pastrumpinti, kad nebūtų aukštesnė negu 9 cm, nes robotas gali ją identifikuoti kaip kliūtį. Ir mes turime iš karto garažą su stogeliu. Štai tokia yra pradžia. Štai jo stogelis, didelis, palikta ertmė, jeigu lytų, kad tiesiai užlytų ant roboto sensorių lietaus. O roboto lietaus sensoriai yra štai čia gale. Fizinis jutiklis, kitaip tariant, jeigu lyja, čia patenka vanduo ir šie du kontaktai, vadinkim taip liaudiškai, susiliečia. Ir taip robotas identifikuoja, kad yra lietus. Kompletį mes turime maitinimo šaltinį, laidą, tepalo, raktų stoteliam ir dar turime peiliukų atsargos 3 kartams. Puiku. Štai ir visa mūsų komplektacija. Stotelė sukasi su keliais varžtais. Gamintojas sako visais 8. Stotelė turi stovėti tiesiai. Negali būti nei kalno, nei nuo kalno. Turi būti tiesiai. Šitos dalys yra svarbios kamerai, nes kamera puikiai mato, kur įvažiuoti. Čia yra kaip taikinys. Stogelis pasakojau. Ir čia nežinau kodėl, bet gamintojas mums duoda antrą diską. Šiaip jie nei genda, nei lūžta. Čia viskas iš metalo, kur sukasi peiliukai. Kitas diskas štai čia. 3 ašmenų sistema. Dažniausias sprendimas yra pas visus robotus. Čia mūsų įjungimas, išjungimas vejos roboto. Čia yra priekinis ratas. Labai geras sprendimas čia dėti štai va čia vat gumą. Nes mūsų diskas keičia aukštį pagal mūsų nustatymus ir čia niekad, kad nepalįstų žolė, yra įdėta lanksti tokia garmoškė guma. Plaut po aukštų slėgių nepatartina. Nepaisant, kad robotą esame mes įmetę į prūdą ir jis nepaskendo, viskas tvarkoje, bet vis tiek gamintojas, sako, aukštą slėgį nenaudokime. Ką? Sunkiausias darbas išimti viską žiūrės jau padarytas, beliko įdiegti stotelę į savo vietą. Gerai ar negerai darau, nežinau, bet visada mes pabarstome nuoskruzdžių aplink mūsų stotelį, nes čia būna šilta ir čia labai mėgsta skruzdėlės po stotelę susikurti atskirą lizdą. Be abejonės ateina ir pas robotą. Stotelė pajungta, štai va ten dega žalia lemputė, reiškia viskas tvarkoje. Pajungimas taip pat sunkus kaip ir mikrobangės. Tiesiog pajungiame elektrą ir viskas, nieko daugiau daryti nereikia. Sekantis mūsų žingsnis yra parsisiųsti programėlę į telefoną. Galim skanuoti QR kodą arba tiesiog įsivesti TeraMove į paiešką ir duos mums vadinamąjį appsą. Mums reikės Wi-Fi'aus. Įsijungsim Bluetooth'ą, parsisiuntę programėlę, susikursim savo paskyrą. Į elektroninį paštą ateis kodukas, kurį reikės įvesti patvirtinimu. Čia paprasta, elementaru, kaip ir su visais įrenginiais. Sekantis mūsų darbas yra toks sudėtingas įjungti šią knopkytę. Ir robotą pastatome į krovimo stotelę. Imam už patogios rankenos, nešam mūsų kiemo vergą ir įstatome jį į stotelę. Tegul šiek tiek pasikrauna, kol mes pasiruošime programėlę. Esam susikūrę savo paskyrą ir pridėti įrenginį. Programėlė lietuviška, paprasčiau nebūna. Mūsų modelis yra S800, viršutinis baltas. Rašo, kad mygtuką jungtukėlį, mes tai jau esam padarę. Ir toliau paspausti reikia 2 sekundės kryžmai, 2 knopkytės. Taip ir padarom. 1, 2. Wi-Fi connection has been reset. Va, atlikom darbą. Matome galimi įrenginiai TeraMove, spaudžiame ant jo ir ieškome Wi-Fi tinklo.
Rankiamės mūsų tinklą ir suvadam slaptažodį. Na va, prie Wi-Fi prisijungė. Sveiki, sako. Sveiki. Na, čia instrukcija iš kitos pusės. Mes jau viską esam pasidarę, stotelė mūsų vietoje, žolė ne aukščiau 9 cm, pas mus dėja daugiau, reikėtų nusipjauti. Čia gamintojas prašo pasidalinti prietaiso darbo algoritmais, tam, kad galėtų analizuoti ir tobulinti savo vėjos robotus. Tai mes neturim ko slėpti ir nieko mes čia nebijom, spaudžiam kitas. Pirmiausiai pasiūlys atnaujinti programinę įrangą, kuris stipriai patobulės nuo to, kaip robotas yra gimęs. Spaudžiam atnaujinti ir eisime luktelti keletą minučių, kol tai padarys. Programinė įranga atnaujinta, užtrukom 10-15 minučių, tačiau tai priklauso ir nuo Wi-Fi signalo stiprumo ir greitaveikos jūsų tinkle. Matome pačioje žemėlapio ir pjovimas. Tai skirtumas tas, kad padarus pjovimą, robotas iš karto išvažiuojas iš stotelės ir pradės pjauti. Nereikia daryti jokio žemėlapio. Jis pjaudamas, jis susikurs pats. Arba žemėlapio sukūrimas, jis išvažiuos iš stotelės, suvažinės jūsų teritoriją ir sekančių kartų pradės pjauti. Kadangi mūsų žolė jau yra paaugus, mes negaišim laiko su žemėlapio sukūrimu atskiru, spaudžiam apačioje mėlyną didžiulį mygtuką, jis turės kryptį, kurią važiuos, štai parodo ir pradės iš karto dirbti. Mes galim pasikeisti važiavimo kryptį, bet nieko mes nedarysim, vėliau tą pasikoreguosim, jeigu norėsime. Štai ir viskas. Robotas paliko stotelę ir pradėjo darbuotis. Nieko daryti nereikia. Nereikia nieko išmanyti, nieko suprasti, nieko rūpintis. Tiesiog štai, robotas paleistas, pats važiuoja iš pačio pirmo karto tiesiai. Važiuojam iki prūdo ir pažiūrėsim, kas čia bus. Robotas aptiko kraštą, nes čia jau ne žolė yra, jis viską mato ir puikiai supranta. Pavažiuoja šiek tiek iš šono, apsidairo, nes dabar jis kūrėsi žemėlapį. Toks dabar jo darbas. Jis dairosi, stebi, mokinasi ir atsimena, kur jisai dirbs. Štai, kartoja važiavimą, bet jau važiuoja šiek tiek šalia. Iš karto pjauna žolę. Taip, kad lengviau nebūna, šį robotą gali instaliuoti tikrai bet kas. Jokių žinių nereikia, nieko suprast nereikia, viską padarys už jūs. Puikus sprendimas iš TerraMove.